po vakar ilgokos dienos, šiandien mažokai nakties, nes labai vėlai nuėjom miegot, o organizmas vis tiek keliasi, čia toks šurmulys iš ryto, nes kai kurie čia ilgiau toj stovyklai, tai jie pailsėja ir pamiegoja, turi ritmą jau režimą. Šiaip toks labai nelengva, reikės kažkaip susitvarkyti su tuo miegu dienos metu, nes visą parą tikrai diena. Bet kažkaip galvoju, gal prisitaikys tos smegenys, vis tiek pagaus tą ritmą. Sugrįžęs namo negalėsiu miegoti prie tamsos, reikės šviesas įsijungti. O šiandien eisim dabar pavalgyti pusryčius, turbūt reiks pasigaminti kažką tais lengvo. Ir tada ta ruoša visa prasidės palaimintoj, nes šiaip norim eiti. Mes su Justu nemėgstam sėdinėti, gulinėti ir trintis tose stovyklose, tai mūsų visą laiką tikslas, jeigu einam, tai einam. Einam, padarom. Tai šiandien irgi bandysim viską taip statyti į rėmus, kad einam. Tai va, tai biškai toks jaučiasi nedamiegojimas, bet įsimiegosim. Sako, palsėsi, kai numirsi. Mes nemirsim. Ne šiandien, ne rytoj. Mano palapinė jauki kokia. Nosį pūst, visokie vitaminai, mineralai, vaistai, panašiai, pirštinės, virtuvė, lengva kuprinė, batai, to iššoksiu jos. Kuprinės, visa įranga sudėta. Čia tokia spintelė man, kur sudėta viskas. O vanduo, striukės, batai, dar gertuvė, akiniai. Taip patogiai labai. Palapinytė gerai šiandien taip įsitaisiau. Jeigu dar būtų daugiau laiko nakčiai, tai kaip karalius. Ką dabar reikia išlysti, pasižiūrėti, kaip kiti bičiuliai. Gyvi, negyvi, kokios nuotaikos ir imtis tos ruošos greičiau. Tai vėl paskui nueisim miegoti vidurnaktį arba 3 valandą kaip vakar. Ne, fainai buvo. Nu, ką. Tiko ramu. Šilta kaip palapinė. Šiaip šiąnakt buvo šilta. Benis turbūt čia miega. Tak, bardakėlis. Viduj. Geras rytas, nedaug žmonių. Jaučiu, kad dar miega daugas. Per anksti gal čia slindam. 10 valandų. Kažkur skaičiau, kad yra viena vieta, būtent Antarktidai, kur jau 2 milijonai metų neiškritę nei lašo vandens, jokia forma. Spūdinga. Nėra šalta. Turim 2 virtuvės palapinės. Tai vienoje šiaip maisto tokia gamyba vyksta, o kitoj valgymas. Tai kadangi mūsų komanda maža ir kad nereikėtų čia apsimetinėti, mūsų daug, tai bandysime dabar viską į vieną susikelt, padarysim ir virtuvę, ir svetainę. Truputėlį persikraustam. Kitas patalpas. Čia visai neblogai taip įrengta. Bet čia tikrai, kai didelės komandos būna, tai realiai tai čia ir gamina ir valgo. Bet mes pastatėm savo tvarkingą. Bus geriau į vieną krūvą susieiti ir šilčiau tada būna, nes ten ir gamini maistą ir valgai. Tai prisišildai nuo gamybos ir jaukiau.
Čia kitos kompanijos prieš tai ėjo, 2 jau ekspedicijos praėjo, tai tokia, kai jau grįžinėja, suprantu, iš kalnų nelabai rūpinasi nei švara, nei tvarka, tai viskas suversta, išversta, išmėtyta, išdaužyta. Žodžiu, darysim savo namus, bus kiečiau. Mankštą daro žmogus. Vienas turi savo rutiną. Niekas niekur neskuba šiandien, tokia visiškai rami diena. Pasigaminsim valgyt, pavalgyt, dėsimės daiktus. Turėtų atliekti emocijos. Maišom tešlą blynam. Bus labai skanus blynai. Desertiniai pusryčiai. Dėsim uogyčių. Čia Benis kiaušinienę kepa. Atrodo, kad bus labai skanu viskas. Dabar kai valgyt norim, tai viskas. Man bus toks tipinis kalniečių maistas. Čia netipinis kalniečių maistas. Į viršų nešimės. Barbekių daryti. Kareivis ilsisi vis dar. Justas irgi. Kažko užsiminėjo, influencina jis. Na, influenceris dabar. DJ Justas. Tik aplasi palapinę, kol palpuodas. Jo, šaunuolis Justas tikrai atkasė ir atkasė 5 kart daugiau negu kareivių. Valgom blynelius. Su sirupu. Visi laimingi. Labai skanu. Blueberries are good, huh? They're lovely. This is my first time bringing real Very good. ones. Labai gerai. It was kind of a gamble. I didn't know if they were just going Net to Benui neliks. get all messed up on the transport. Šefas liks be blynų. Mūsų stovykla, o aš turėdamas laisvo laiko atidariau Lietuvos konsulatą Antarktidai. Čia ofisas. Tai jeigu kam ko reiks tvarkytis dokumentus ar dar kas nors, tai prašom kreiptis. Visada durys atviros. Dabar uždaros atidarysiu. Ir visiems Lietuvos piliečiams bus suteikta bet kuri reikalinga diplomatinė pagalba. Valio, valio, valio. Telefono numerį paskelbsim vėliau, dar nespėjom suadministruoti visų reikalų. Nu, aš ofise. Galima pradėti dirbti. Šiaip jeigu rimtai, tai Antarktida niekam nepriklauso. Tai visas žemynas neturi jokios valstybės ir jokios priklausomos teritorijos. Išskyrus tai, kad kai kurios zonos yra ten pagal susitarimą sudalintos ir tam tikra gal nepriklausomybė, bet priežiūros zona yra. Ten Australijai, Rusijai, Kinijai, Amerikai, neatsimenu dar kuriam, gal Čiliai tai pačiai. Tai, o šiaip tai yra tokia bendra priežiūra pasirašyta sutartis, kad nieks negali šitos šalies, šito žemyno, net ne šalies, naudoti kažkokiom savo reikmėm, resursų išgavimui ir panašiai. Tai aš vis tiek atidariau Lietuvos ambasadą, gal labiau konsulatą, nes nelabai daug darbuotojų turim ir nelabai didelis poreikis jaučiu bus, bet jeigu kas kreipkitės, padės. Ką, gruodžio 8 eina į pabaigą jau. Tokia, sakyčiau, labai paprasta, įprasta eilinė diena, kurioje nelabai ką nuveikėm. Tiesiog gavom daugiau poilsio, susitikrinom įrangą rytojaus dienai, pasiruošėm pasiruošėm rogės,
aptariam, ką reikės neštis, ką dėtis, ką pakeliui rengtis, kada valgysim, kada stosim. Tuo pačiu pasižiūrėjom orą rytoj, tai žada didelį vėją, žada, kad bus šalta. Tai tikimės labai, kad pavyks vis tik išeiti, nes nenorim sėdėti. Kaip žinia, mums su Justu nepatinka stovyklauti. Tai mes labai tikimės, kad tas oras nebus toksai, kuris mus čia uždarys. Bet iš kitos pusės gidas sakė, kad jeigu galvojat, kad čia šalta, tai galvokit iš naujo, nes teks perprogramuoti savo smegenis, ten bus kartai šalčiau ir mes dar šitam šalčiui, kuris mūsų laukia, esame nepasiruošę, nes mes jo dar tiesiog nepatyrėm. Tai biškį išgąsdino, bet teks prisitaikyti. Antarktida toks kraštas. Gruodžio 9. Šiandien turim ėjimo į kitą stovyklą dieną, tai nuotaika geresnė. Pakuojamės daiktus, bet dar nežinia, ar iš tikrųjų išeisim, nes visą naktį taip draskėsi vėjas. Nebuvau išlipęs iš palapinės, miegojau šią naktį kaip kūdikis. Pabudau, išgirdau, kad plėšosi, draskosi, viskas čia siaučia, žmonės laksto. Atit palapinės gal atsikasinėjo. Galvoju, pamiegosiu geriau. Šventas reikalas. Tai gerai padariau labai. Gerai įsimiegojau. Atsikėliau. Gera nuotaika. Dar dabar atėjo pasakė, kad viską pakuojamės ir ruošiamės. Atsirūšiuosiu daiktus, susikrausiu, ką čia palikti. Susidėliosiu, ką dėtis į roges, nes į roges šiandien, kadangi nebus labai didelio pakilimo, tai susikrausiu daugiau. Nes tempti lengviau negu nešti ant savęs. Ir jau į savo pagrindinę kuprinę, ką nešiuosi, tai susidėsiu tokius lengvesnius ir kas gali pačiame žygyje būti reikalinga. Tai šilti drabužiai, pirštinės, vanduo, užkandukai ir panašiai. Ir prisikraunam, pavalgom pusryčius ir į kovą pagaliau varom. Šiauriai laukiu. FBN. O, kokį kiaušinienę iškepė šiandien. Taip, sočiai nevalgau šiaip namie, bet šį čia pavalgysiu. Na, vakar pusę blyno liko. Ką pavalgysim. Ėriukai susikrausim visus šitus maistus. Ir dar vieną krūvelę. Ir šiaušim jau į viršų. Ką? Pasitarėm, nusprendėm, kad einam šiandien. This is not Denali. This mountain is not like early season Denali. This is a cold mountain. This is the coldest mountain on earth. Gera naujiena, išeinam. It is true. Visi džiaugiasi. Tik tiek, kad ne visai čia iki galo džiaugsminga. Nes einam ant rizikos dėl oro. And we need to move a couple more bags into the cache. And then we're going to clean up in here, which I'm going to work on. And then we're going to load our sleds. You gonna pack your tent? Yeah. Einam, spakuojam palapines, ruošiamės. And when you pack your tent, bring it in here. And anything you want to leave behind, bring it in here. Now let's go! Na, buvo priimtas sprendimas išeiti į sekančią aukštutinę stovyklą. Tai griausim dabar palapinės ir renkamės daiktus, tvarkomės roges ir išeinam. Labai džiaugiamės. Tai žodžiu, mums visą laiką ėjo taip, kad jeigu mes galim daryti, mes darom. Jeigu negalim, tada sėdėm ir verkiam, dėjojam. O mes galim? Koks sunkus mūsų gyvenimas. O mes galim, nes mes visą laiką taip darom. Yra bloga ora, yra bloga apranga. Aha, ir bloga nuotaika. Gerai, einam pagriausim viską. Tai gal mano pradėjimo, ne?
Oh yeah, bring it in. Ką viskas? Susikrovėm rogės. Taip atrodo rogės mano. Jūs to kažkur ten. Toks žodžiu. Didysis bendras svoris bus ant rogių. Spėju kokie tarp 30-40 galbūt kilogramų, labai sunku pasakyti. Nepasėmėm svarstyklių. Dar tarp 10-15 kilogramų dėsime kuprinę. Tai šiaip iš principo nėra labai sunku. Gana vidutinis svoris. Ir nematau čia kažkokia didelės problemos. Galbūt šiandien tai lengvesnė diena. Tai jaučiu, kad pasilinksminsim. Jau dabar vis aukštyn ir aukštyn. Varom. Pirmi žingsniai į tą įsvajotą viršūnę. Toks net jauduliukas. Keli bus tokie etapai. Iš viso išeis 2 komandos mūsų ir dar viena. Kiti 3 komandos pasilieka čia. Nusprendė jie kitą taktiką taikyti ir laukti gero oro. Mes galvojam, kad šturmuosim anksčiau, nes bent iki tol tai pasiteisino. Tai demokratiškai balsavom, bet totalitariai nusprendėm. Ką prieš išeinant konstatavo, kad mes esam stipriausi su Justu, tai mus pakinkė į galą. O to reikia, kadangi mes veiksim kaip paskutinis vartininkas. Jeigu kažkas minga, tai mes turime juos visus iškrapštyti ant savo svorio ir ant savo jėgos. Tai ir rogės tokias sunkesnės pasidarėm ir iš savęs bandysim. Aišku, kad realybėje tikimės, kad to nereiks, bet tokia yra visa ėjimo ryšiai technika. O mes nestojam. Atsigerti. Kol einam, šiandien pasiskaičiau truputėlį daugiau apie Antarktidą. Tai yra 5. pagal dydį šitoje žemėje žemynas. Tai yra pats aukščiausias žemynas iš visų vidutiniškai. Jeigu imtume, vidutinis jo aukštis yra apie 2,5 km. Taip pat Antarktidoje yra sutelkta daugiausia ledynų, tai yra virš 90% viso pasaulio ledo yra Antarktidoje. Dar kas labai įdomu, tai 70% viso gėlo vandens irgi yra čia Antarktidoje. Tai čia yra visas mūsų atsargas. Jeigu staiga ištirptų visi šitie ledynai, tai žemėje vandens lygis pakiltų virš 60 metrų. Na, galim įsivaizduoti, kas atsitiktų, kai dauguma didžiųjų miestų, kur didžiausios žmonių populiacijos gyvena būtent arti vandens. Pat kaip žinoma, Antarktida yra užfiksuotas šalčio rekordas, tai yra šalčiausia vieta žemėje. Daug žemiau kaip 89 laipsniai buvo užfiksuota. Taip pat čia yra fiksuojami didžiausi vėjai
Didžiausias buvo užfiksuotas virš 327 km per valandą. Nelabai įsivaizduoju, kas atsitiktų patekus į tokį. Na ir aišku, pašvariausias žemynas, kadangi žmonių veiklos čia nėra, yra griežtai prižiūrima, tai grynas oras, švaru, skaidru, jokios taršos. Tai va, truputėlį tiek žinių ir keliaujam toliau. Ką tik ten viršui išgirdom didelį bumt. Tai dabar truputėlį neramu, kad kokias sniego lavina neatsiristų. Taip atrodo pakankamai čia plokščia, bet garsas buvo didelis. Reikia greičiau praeiti šitą atkarpą, nes toksai ne nuo mūsų priklausantis veiksnys man visai nepatinka. Ką, pusę pirmos dienos žygio įveikę. Turim pirmą tokią nemalonę, sakyčiau, situaciją. Vienas mūsų komandos narys nebepavežė rogių. Ir tai labai liūdina, kad taip greitai ir taip anksti. Čia ne apie mus kalbam. Ačiū Dievui, ne apie mūsų. Tai žodžiu, dabar susitarėm, kad pakaito mes vešim po 2 roges. Kai mes aukosim visas savo jėgas, o vien tam, kad žmogus įveiktų savo kažkokią tai ambiciją, kurią jisai akivaizdžiai yra nepasiruošęs. Kurio nepasiruošė namuose. Nu, toksai... Nieko, patempsim. Nu jo, patempsim, bet aš tai jums siūlau, jeigu jis taip toliau bus, tai tiesiog nebeit. I think we'll go faster with one of us pulling too. I thought maybe it's our point to go slower. No. Because it's too slow, yeah, for me too. Slow. Okay. A little bit too slow. Did you find? O, dar viena pavojinga, bet graži vieta. Byra sniego serakai žemyn. Jo, tikrai. Tyra viskas. Tik Justui dabar netyra. Daug kartų nusikeikiai. Tiesiog daug kartų nusikeikiai. Yra ką veikti. Aš sakau. Roges tempti. Aš sakau. Tada čia džiaugis, kad kalno nebuvo. Bet aš jau net ir čia nepajudu po to tempimo. Kojas iškirta. Jo, kerta per kojas, šlapės visas. Tiesiog kyla klausimas, dėl ko aš turiu tai daryti. Dieviška gamta. Pagaliau mes čia. Gerai, mažai žmonių.
Tik tai 2 komandas. Tai galėsim normaliai įsikurti. Kiek čia visko.